Sveiki visi, esu svečiuose pas Aris Šaman. Jisai yra grybų terapijos ekspertas ir kalbėsime pagrinde apie visiems dabar ir man, aišku, įdomius klausimus apie musmires būtent. Tai pirmiausiai, kiek laiko esi pažįstamas su musmirėm ir kaip tai vyko? Taip, kad jau labai aktyviai draugauju su šituo grybu, tai yra 4 metai. Pirmus metus, ištisai visus metus vartojau pats šitą grybą. Prieš, sakykime, 3 su kažkiek metų radau internete informaciją, kad šitas grybas galimai yra netoks jau pavojingas ir visai nemirtinas, kaip mums nuo vaikystės apie jį pasakodavo tėvai, seneliai. Tai visą tai iš kartos į kartą perduota, kad prie šito grybo nekišk rankų, o jeigu miške pamatyti, iš kojos dar būtų gerai, kad nuspirtum. Tai vat informacijos radau, kad jisai yra galimai, sveikatai jisai yra tinkamas pasisveikatint ir pradėjau tyrinėti. Tyrinėti, aišku, visų pirma su savim, tai radau kaip ir po kiek jo reikėtų vartoti, kaip jį reikėtų paruošti. Ir pirmais metais buvo nerealūs rezultatai mano paties. Tiek aš pats jaučiausi visiškai kitaip nei prieš tai, tiek artimiausia aplinka pradėjau pastebėti, kad aš pradėjau keistis. Ir keistis į gerąją pusę. Taip truputį galiu prisistatyti, kad aš pats beveik 10 metį aktyviai užsiimu savim. Užsiimu saviugdos praktikom, kaip joga, meditacijos ir panašios praktikos. Ne tik, kad užsiimu, bet lygiai taip pat dirbu ir su žmonėm. Turiu jogos studiją, jogos centrą ir ten aktyviai, sakykime, tuo užsiiminėju. Tai niekas tokių gerų rezultatų man pačiam nedavė kaip šitas grybas. Tai vat, kai atsirado šitas grybas, realiai viskas žymiai greičiau pradėjo kilti jau aukštyn. Supratau. Šiaip labai įdomu, o ir verslas, ir santykiai su žmonėmis aplinkui, ar kas Visuose lygmenyse. Visų pirma, tai ką mes labiausiai jaučiam? Jaučiam fizinį kūną. Ir tu sveikas arba nesveikas. Gerai jautiesi, ar ne, energingas, ar neenergingas. Ir nežiūrint į tai, kad ir šiaip save prisižiūriu ten ir darau praktikas, bet vis tiek kūnas ir energija nebuvo tokia, kad sakytum, visą laiką jaučiuosi gerai. Kai atsirado grybai ir būtent amanita muscaria, kurią mes žinom kaip musmirė, radikaliai pasikeitė viskas fiziniam kūne. Ta prasme, tos chroniškos kažkokios tai ligos, sutrikimai, kaip ten klubą maudžia, kaip dar kažkas, ką aš ignoruodavau ir ten neidavau pas gydytojus, tiesiog, yra. Visą tai pradėjo garuoti ir simptomai pradėjo garuoti ir pradėjau geriau jaustis ir ryte žvalesnis būni, nebereikia ten kažkokių tai stimuliuojančių gėrimų gerti, žodžiu, fiziniam kūne. Kas pradėjo dar keistis, tai pradėjo keistis stipriai mąstysena. Tiesiog tie mąstymo šablonai, kurie buvo, jie pradėjo po truputį išsiardyti. Ir tos pasikartojančios mintys, pasikartojantis kažkokie tai situacijos, jos pradėjo trukinėti, pradėjo ardytis. Ko pasakoju, supratau, kad po truputį vis pradedi darytis laisvesnis. Visų pirma, laisvesnis nuo savo, to sakykime, virusinio kompo. Kompas tai mūsų protas. Ir ten mes turime visokiausių šablonų, visokių įsitikinimų. Ir grybas po truputį juos ten truputį pradeda remontuoti. Supratau. O šiaip kaip dažnai naudoji? Naudojimas yra toks, kad kalba čia eina tik tais apie mikrodozavimą, jokių tripų, jokių ten svaiginimusi ar dar kažko, į ką dažnai žmonės linkę kabintis, nes išgirsta musmirę, tai čia tarčiokai, narkomanai, dar tai čia ta prasme žmogus, kuris nelabai ką išmano, galėtų taip kalbėti, nes su musmirė tu nieko nepakaifuosi, nes tie, kurie sugalvoja, kad čia galima pasisvaiginti, tai labai stipriai gauna per liūlį, nes musmirė visiškai netinkama svaiginimuisi. Truputį jos truputėlį padauginus, galima rasti tą tokį lengvą apsvaigimo efektą, bet jisai, ta prasme, čia visiškai ne apie tai.
O tie, kurie pavartoja didesnės porcijas, tai būna tie vadinami bad tripai, kai žmogus jau antrą kartą to tikrai nekartos. Ta prasme, tikrai nekartos, nes ten tokių istorijų žinau, kad ten žmonės spjaudas ir jau tada tolyn net ir mikrodozuoti nebenori šito grybo. Tai va tik tais mikrodozavimas ir čia griežtai yra iki gramo per dieną. Būna kai kurių žmonių tolerancija tam tikrom medžiagom, kurios yra amanitoj truputį skiriasi, mes visi individualūs. Tai kai kuriem reikia gal truputėlį daugiau. Išskirtinai retais atvejais būna žmonės, kurie super jautrus tom medžiagom, tai jie išgėrę bent truputėlį musmirės jau jaučia, kad labai aktyviai kažkas tai darosi. Wow efekto vartojant musmirės neturėtų būti. Esamuoju metu, kai tu mikrodozę išgėri, tai reiškia gramą per dieną, tu nejauti kažkokio euforinės kažkokios super būsenos, apart to, kad musmirė ryte turėtų aktyvuoti, tai maždaug turėtų jaustis taip, kaip išgertumėt kažkiek tai kavos, kaip pavyzdys, o vakare, nes vartojama dažniausiai ryte ir vakare, tai 0,5 ryte, 0,5 vakare. Vakare prieš miegą jinai kaip tik tave jau gesina ir migdo. Taip, sakykime, ne taip, kad išjungia, bet lengvai migdo. Tai vat, jinai veikia pagal gamtos režimą. Ryte aktyvuoja, vakare migdo. Super. Čia įdomu labai. O kuo musmirės tokios ypatingos? Kodėl nusprendei dalintis su žmonėmis per savo stovyklas ar kūriamą produkciją? Tai realiai tai yra taip, kai tu pats išsibandėjai, dabar ir tu supratai, ką tu gauni su šituo dalyku ir kad tai yra praktiškai visiems prieinama, tai nėra tuo, kaip nesidalinti. Ir čia išlindo visa ta klasta, kodėl nuo žmonių visą tai pakavojo. Nes didžioji dalis žmonių yra totalūs vergai. Aišku, žmonės apie tai nesupranta, nesusimasto ir galvoja, kad mes čia visi laisvi žmonės. Bet laisvų žmonių praktiškai nėra. Musmirė yra pakavota dėl to, kad žmogus išsilaisvina. Jis tiesiog išsilaisvina. Jisai pradėdamas vartoti, jisai supranta, kur pakibęs, kokie jo gyvenimo momentai yra tokie, kur jisai supančiotas. Ten pradėkim nuo paskolų ir visokiausių dalykų, kur žmogus tiesiog yra įpinamas į kažkokias tai situacijas, kur jo laisvė yra atimama. Tai kai tu esi, sakykime, vergystė jinai neatšaukta, tik tiesiog, kad pančiai yra kiti. O musmirė visus šitos pančius pradeda atrišinėti. Tai aš, sakykime, mano tose žaidimų aikštelėse, sakykime, jogos centras, ten stovyklos, visokie renginiai, kursai, kuriuos aš, tarkim, vedu, tai aš turiu tikslinę grupę žmonių, kurie jau kažkiek pradeda suprast, kad kažkas čia gyvenime yra ne taip. O ta laimė kažkur tai jinai, bet jos nieks neatneša, visi jos nori, tai reiškia, kad reikia kažką daryti. Ir tokie žmonės, kurie jau ten bando kažkokias praktikas, kažkokių tai informacijos alternatyvios ieškoti, jie jau, sakykime, yra pas mane. Ir man labai nesudėtinga buvo visą tai patikrinti dar su nemenka grupė žmonių. Ir rezultatai buvo tokie pat kaip man. Bet lygiai tą, ką aš atradau, kad jinai va taip dirba, tai viskas atsikartoja žmonėms. Pas visus teigiamai. Pas visus vienareikšmiškai. Nesu turėjęs nei vieno turbūt atvejo, kad žmogus sakytų, nesąmonė, tai čia pribūdė. Nusivylęs nei vienas nebuvo. Nebuvo mano istorijoje tokio atveju. Nebuvo, tiesiog. Kad suprastumėt, ant kiek aš drąsiai su tuo dalinuosi, mama mano, jau jinai metuose irgi ligotas žmogus, kuris per dieną geria savoje tablečių vakarė. Ir ryte tiek pat. Ta prasme, mamai savo aš pačioj pradžioj, sakykime, pirmais metais, kai visą tai pradėjau tyrinėti, valgiau aš ir iš karto, kai supratau, kas čia per aukso gabalas, aš pradėjau visiems sakyti, žiūrėk, ir tau reikia, ir tau, ir tau. Kol tai buvo pradžia, kol neturėjau tikrų rezultatų, kurie jau mano veiksmais visą tai rodė. Mama žiūrėjo labai atsargiai, sakykime, čia ką tu čia, nes ta destruktyvi programa, kuri mums įskiepyta, kad tai yra nuodas, kad tai yra pavojus, kad tai dar šiaip jos paprastai neišims ir ypatingai vyresnio amžiaus žmonėm. Jaunimas jie linkę, ta prasme, patyrinėti, linkę ten parizikuoti ir mama, ta prasme, ne. Aš
sakykime, taip jau aktyviau jai sakiau, reikia, jinai ten porą kartų išgėrė, galva pradėjo skaudėti, bla bla bla, žodžiu, pradėjo valytis organizmas. Jinai nesugebėjo pereiti šito momento, kad tas etapas pirminis, kai tu pradedi vartoti, jeigu žmogus, sakykime, taip yra užsišikęs, dabar čia jau kėbulas yra apleistas stipriai, daug chemijos, daug visko, jisai detoksikacija, kai prasideda, jinai nebūna taip, kad, tipo, būna ir galvos skausmai, ir chroniškos ligos aktyvėja vien tik tam, kad jos gydytis pradėtų. Nes organizmas, musmirė įėjus į organizmą, randa silpnasias vietas ir ten, kur yra sugedę, jinai aktyvuoja. Aktyvuoja tam, kad pradėtų gyvimo procesai ten vykti. Tai vat mano mamos atveju jinai neperėjo šitos, sakykime, atkarpos, kai reikėjo pralaukti tiesiog kantriai, bet praėjo 3 metai, jinai pamatė, kad mano gyvenimas, dabar kaip raketa šauna aukštyn visuose lygmenyse, kas liečia finansai, sveikata, santykiai, viskas. Kitaip tariant, pamatė, kad nedegraduoja, o kyla į viršų, tai suprato, kad čia iš tikrųjų geras dalykas. Iš tikrųjų geras dalykas ir jinai man jau pati, po 3 metų daviau aš jai dabar musmirių, ne taip seniai, jinai, kad suprastumėt, kokiam lygmenį gyveno, jinai praktiškai nebemiegodavo nei su vaistais, nei be vaistų, be nieko. 2 valandą jinai jau atsikėlusi. 10 miegot, 2 atsikėlus. Tai miega dabar iki 5 ryto, buvo pradėjus rūkymas iš karto į šoną, vaistai apmažėjo, sąnarių visi tinimai atsileido, jinai dabar, taip sakykime, pusiau gyvas žmogus. Tai čia yra žmogus metuose, kuris jau absoliučiai totaliai subirėjęs, sakykime. Va taip. Vat taip musmirė iš, sakykime, praktiškai vaikščiojančio jau ten padaro dar, sakykime, tokį žmogų, kuris gali gyventi ir patirti šitą gyvenimo žaidimą. Supratau. Tai vat dar daduriant, kad vat tie žmonės, kurių, sakykime, mano sklaidojimo dabar, sakykime, yra apie 1000, kam aš esu valgyk, viskas tau bus gerai, nei vieno atvejo nėra man buvę, kad sakytų, bullshitas, tu čia kažką tai brūžini, čia kažkokia tai nesąmonė. Taip. Tai vat ką tai reiškia ta musmirė? Taip, supratau. Tai susidomėję gali rasti tave internete? Gali rasti internete, taip. Tai Aris Šaman reikia ieškoti, ne? Taip, supratau. Aš šitą savo špurgalkę arčiau pasiėmiau tik tai. Taip, dar domina trumpas ABC, kaip vartoti musmirės. Vartojimas, kaip jau minėjau, jos turi būti paruoštos, nes kai kurie žmonės jūs galite, ta prasme, patys su tuo pasirūpinti. Tai nereiškia, kad turit pirkti pas mane, ar ten kas tuo tikrai užsiema, ten prekyba šitų dalykų. Patys galite prisirinkti, išsidžiovinti. Ir momentas tas, kad džiovinimas ten apie 40 laipsnių temperatūroje ir po šito džiovinimo reikia palaukti porą mėnesių. Nes pačiam grybe yra viena rūgštis, kuri yra, sakykime, mūsų organizmams, netokia draugiška. Jinai neuroninės ląsteles truputėlį ardo, bet ten toks minimalus tas, sakykime, negerasis efektas, kad, jisai nėra labai reikšmingas, kad to išvengti net nereikšmingo, to neigiamo efekto, reikėtų porą mėnesių palaikyti po džiovinimo, tai reiškia išsidžiovinot, be oro kažkur tai ar į maišus, ar į stiklainius kažkur susisukot, pasidėjot, ir porą mėnesių laukiat. Po poros mėnesių jos yra tinkamas vartoti. Vartojimas yra toks, kad vartojama iki gramo per dieną. Iki gramo per dieną. Ta prasme, stengtis neviršyti šitos porcijos. Tai tas džiovintas jas tiesiog valgyti, ar arbatą iš jų daryti, ar dar kažką galima, kokie variantai būna? Variantai tokie, kad patogiausia, aišku, yra, kai viskas yra sudėta į kapsulės. Tarkim, pas mane populiariausia yra, kai žmogus pasiema kapsulės ir vienoje kapsulėje yra 0,5 gramo. Tai žmogus ryte išgeria kapsulę 0,5 ir vakare 0,5 ir gaunasi dienos porcija gramas. Vartojimas toks, kad ryte atsikėlus yra išgeriama šilto vandens stiklinė. Dar geriau būtų, jeigu būtų įspausta citrinos, nes tokiu būdu yra pašarminamas organizmas ir truputį padedam mes jam apsivalyti. Po kelių minučių išgeriama kapsulė. Ir tada jau ten pusryčiai ir visa kita. Vakare 30 minučių iki miego irgi yra
kapsulę ir po to jau miegoti. Galima darytis arbatas, galima, sakykime, gabalėlį tos kepurės atsilaužti, įsidėti užvirt vandenį, puodę, užvirt vandenį, įdėti grybą ir pavirti dar iki 10 minučių. Virimo metu, kažkur tai 5 minutę, įspausti citrinos ir druskos įbarstyti truputėlį, Himalajų druskos. Taip. Ir šitą buljoną vakare prieš miegą galima išgerti, bus tobulas miegas, bus kokybiškas poilsis. Taip. Tai ką reikia žinoti, kad musmirė pirmoje vietoje sutvarko miegą. Dabar jūs labai kokybiškai pamiega. Taip. Tai vat. Geras, labai įdomu iš tikrųjų. Ar įmanoma netyčia padauginti? Padauginti įmanoma, nes žmonės dažnai, kaip ir viską, yra tokia formulė, daugiau lygų geriau. Žmonės, bus daugiau, tai bus geriau. Kaip vitaminų galiu daugiau išgerti, daugiau. Organizmas paims tik tais tiek, kiek jam reikia, visa kita išeis. Šitam atvejai eksperimentuoti nepatarčiau. Patarčiau galima atrasti tik tais tą ribą, nuo kada mes jau jaučiam, sakykime, tą wow efektą. Wow efektas, kai, tarkim, žmonės, kurie padaugina šito grybo, jie sako, maždaug panašu svaigulys kažkoks į alkoholio pusę, kažkoks toks yra nešimas, kad kažkas panašaus, bet ne taip. Taip. Ir lygina su tuo, kaip tarp alkoholio ir kanapių rūkymo. Kažkas tame, toks svaigulys, nei toks, nei toks. Supratau. Tai čia yra jau tas efektas, jisai... Tai reiškia padauginta. Jau padauginta. Jo, tai yra padauginta, tai reiškia, tai yra tas slengstis, jau kurio iš vis nevalia eiti tolyn, nes tolyn gali būti jau blogiau. Taip. Jeigu jūs dėjote iki šitos slengsčio ir žinot, kad tarkim nuo 2 gramų jum jau jaučiat, kad jau kažkaip biški, jaučiu, kad kažkaip kitaip. Taip. Tai reiškia, tai vadinamas slengstis ir nuo šitos slengsčio jau reikia žemyn numesti. Jau mažiau naudoti, laukti kitos dienos ir vartoti mažiau. Ir vartoti mažiau, kad nejaustumėte wow efekto. Supratau, aišku. Ar yra kokie šalutiniai poveikiai, jei taip, kokie yra? Šalutinių poveikių nesu girdėjęs, iš vis nei literatūro, nei dar kažkur tai jokių tokių atvejų nėra buvę, kad kažkoks tai šalutinis poveikis. Su šalutiniu poveikiu, ką žmonės galėtų maišyti, tai pirmas savaitės, kai vartoja šitą grybą. Nes kaip jau minėjau, kai jūs pradedate vartoti grybą, pirmas 2 savaitės grybas aktyvuojasi maždaug 4 dieną, jau pilna sistema būna užkrauta medžiagų, jisai pradeda ieškoti, kur yra bėdelių, kur yra detalės kažkokios nebe taip veikia, kur kas sutrikę, kur reikia remonto. Jisai tas vietas aktyvuoja, tai žmonėm dažnai išlenda skausmai tie, kurie buvo kažkada nedetvarkyta kokia liga, kažkokie chroniški dalykai, kažkoks tai ten klubas, kažkoks sąnarys arba dar kažkas ten. Tai čia tas momentas, tai nėra šalutinis poveikius, tai yra gijimo procesas ir jisai tęsiasi maždaug 2 savaitės. Kai taip aktyviai galima jausti kažką, tai kad, ką čia man pradėjo skaudėti. Skaudėti pradėjo tą, kad tau tikrai jau skaudėjo, arba tu tiesiog buvai, ignoruodavai tu tą. Tai suaktyvina tą dalį. Ir kitas momentas, apie ką būtų galima sakyti, kad tai šalutinis poveikis žmonės, tai kai pakyla neadekvačios reakcijos į tam tikras situacijas. Irzulys, pyktis, kažkoks tai baimė, dar kažkas, pirmas 2 savaitės irgi visą tai gali reikštis, vien dėl to, kad šitų emocijų neišreikštų yra daug pripresuota ir daug yra prištabeliuota pas mus. Jos tiesiog neišgyventos, musmirė ką padaro, jinai paima, kaip dėžutės atidarinėja, ir sako, žiūrėk, hop, paleidžia. Šitą einam, atlaisvinam, išeinam. Tai dažnai žmonėm būna, kad pirmas, sakykime, savaitę 2 būna tokio irzulio, piktumo, kuris, iš principo neturi tam priežasties. Taip. Bet kai visa tai išsikošia, išsieina, žmogus jaučiasi žymiai geriau. Tai jeigu žinot, kad jūsų gyvenime yra daug užgniaužtų tokių prikavota dalykų, tai tiesiog savo artimiausią aplinką, kaip ten žmona, vyras ar vaikai, kažkas šeimoje, perspėt, kad dabar tiesiog galiu būti toks irzlesnis kažkoks. Nes mano atveju taip pat ir lygiai žmona kentėjo. Supratau. Valymosi procesas. Valymo procesas, jisai būna ne visiems, bet kartais gali būti
žmonėm ir kai kas galėtų pagalvoti, va čia šalutinis poveikis. Mhm. Čia nieko panašaus, tai tiesiog proceso dalis ir kai yra aiškumas, tai reiškia, tada nebėra kažkokios baimės, kad o kas čia darosi, kas čia su manim vyksta. Tai yra natūralus procesas. Taip, supratau. Kitas klausimas, ar nėščios maitinančios ar moteris gali naudoti? Va čia tai yra kontraindikacija, praktiškai yra vienintelė, tai nėščiosios ir maitinančios krūtimi. Taip, va čia griežtai ne, nes bet kokią porciją Amanita muscaria grybo jau yra tripinė porcija leliukui. Jau jam tripinė. Jau jam, jeigu jisai pas mamą ten pilve ir net ir mikrodozė mamai, leliukui vaisiui jau būtų kaip kažkas tai tokio. Savo praktikoje esu turėjęs žmonių, kurie galvoja kitaip, jie galvoja, kad tai niekuo nepakenks, sakykime, vaisiui ir dar kažkam. Ir jie savo noru su savo, sakykime, tuo vaiku, kuris yra dar pilve, ir buvo atvejis, kai maitinanti mama sako, čia viskas bus ok, bet jie jau patys prisiema atsakomybę ir jeigu yra toks tikėjimas, žinojimas, ir aiškiai žmogus supranta, ką jis daro, tai yra jų atsakomybė. Supratau. Ar buvo atveju, kad kažkas būtų negerai, ten vaikui kažkokia problema po to, ar dar kažkas? Nieko nesu girdėjęs, nieko panašaus, ta prasme, mano lauke nieko panašaus nėra buvę. Aišku, supratau. Tai čia aišku. Ilgi tyrimai turbūt reikalingi, kad tą vaiką paskui, ar tas vaikas patapo super gabus, ar jisai kaip tik į kitą pusę. Būtent tėvai, kurie prisėmė atsakomybę už tai, kad taip tokį eksperimentą susidarė, jie tikėjo, kad vaikui kaip tik bus gerai ir ten, ta prasme, jisai bus, sakykime, labiau kažkokias, sakykime, su supergaliom. Taip, kabutėse. Supratau. Dažnai ir mintys įtakoja taip pat, galvoja žmonės. Taip. Žiūrovai, rašykit komentarus, savo klausimus, padarysime atskirą video su atsakymais ateityje. Vis tiek kyla gal kažkokių klausimų ar kažką. Ir pabaigai, ar susilaukiai sisteminių institucijų dėmesio, ar dėl musmirių propagavimo? Jo, susilaukiau taip, kad iš tikrųjų šitie metai, kai aš jau taip, sakykime, drąsiai, viešai pradėjau apie tai kalbėti, ir jau, kai viduj tu tikrai žinai, kad viskas patikrinta, viskas turi rezultatą, aš pradėjau visą šitą žinutę garsiau skleisti, tai gavosi taip, aš visą tai darau oficialiai. Visa tai yra neuždrausta, tai nėra narkotinės medžiagos, jis niekur neįtrauktas, ta prasme, kad tai yra nelegalu. Ir įmonė atidaryta, ir banko sąskaitos, ir elektroninė parduotuvė, tai galiausiai dabar gavosi taip, kad užšaldė ir sąskaitas, ir užšaldyti ir parduotuvę, ir tiesiog visą tai vyksta. Tai įmonės sąskaitą užšaldė, ar ir asmeninė irgi? Ne, asmeninės neužšaldė, įmonės lietuviška irgi veikianti, bet tos sąskaitos, kurios buvo prekybai su kitom šalim, jos užšaldytos ir pinigai užšaldyti. Supratau, tai čia užšaldė Lietuvos, ar čia Europos Sąjungoje kitus bankus užšaldė? Kitus bankus. Supratau, aišku. Tai va, tai gerai, tai ačiū labai už įdomų papasakojimą, manau, kad daugam paaiškės, man ir pačiam aiškiau pasidarė daugelis klausimų, nes buvo įvairių abejonių. Tai dėkoju tada. Ačiū tau už pokalbį.